ką tik buvai parduotuvėje ir į rankas paėmei šitą. Šitas mažas popieriaus lapelis, gabalėlis, kurį tu dedi į kišenę, į piniginę, gali būti vienas didžiausių tavo hormonų priešas. Ir aš nejuokauju. Šis blizgus terminis popierėlis yra padengtas cheminė medžiaga bisfenolio A arba BPA. Tai yra vienas žinomiausių endokrininę sistemą ardančių chemikalų ir jis per odą patenka tiesiai į tavo kraują. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis imituoja moterišką hormoną estrogeną. Tai tiesiogiai mažina tavo testosteroną, kenkia vaisingumui, jis siejamas su daugybė įvairiausių kitų ligų. Ir kiekvieną kartą, kai paimi čekį į rankas, tu gauni mikrodozę šito brudo. Ką daryti? Nuo šiandien atsisakyk čekio. Naudokis programėlėmis, pasakyk, kad nereikia. Jeigu jau paimiai, taip kaip ką tik padariau aš, nusiplauk rankas su muilu ir jokių būdų nenaudok dezinfekcinio skysčio. Paklausi, kodėl? Atsakymas paprastas. Alkoholis padeda BPA patekti ir įsiskverbti dar greičiau. Maži įpročiai. Didžiausias poveikis tavo sveikatai. Pradėk dabar.